Masas, čikytos. Labadiena. Šiandien įrašinėjom naują kolegijos tinklalaidę. Esu su Greta, mūsų pirmąją pašnekovę, ir Martynu, mano kolega. Tai šiandienos tema bus, kad studijos yra ne tik mokslas, bet kai kuriems ir išlikimo žaidimas. Ir šiandien aiškinsimės, kaip suspėti dirbti, mokytis ir dar turėti socialinį gyvenimą. Ar iš vis tai yra įmanoma? Ne. Va, geras klausimas prasideda, nu. Taigi, Greta, gal tu prisistatyk? Taip, sveiki, kas manęs nežinot, esu Greta Elena, esu antro kursė, esu Panevėžio kolegijos studentų atstovybės prezidentė, kurso seniūnė. Dadėkit. Papildykit mane, jeigu ką praleidau. Geriausia draugė? Geriausia draugė. Yeah. Pavyzdys. Taip. Mentorė. Draugė. Taip. Gera kompanionė. Ir žmogus, į kurį kreipiamės dažnai. Tai va, Toks, žinai, ką be jas darysim, žinai, realiai. verktumėt kampę. Nu, čia toks realistiškas, manau, argi atsakymas ganėti, ne? Kur Greta? Tai gerai. O dabar prisistatyk kaip studentė. Koks tavo pagrindinis studijų triukas? Kiek kavos išgeri per savaitę? Ir ką dažniausiai darai vietoj mokymosi? Okay. Koks buvo pirmas klausimas? Koks yra tavo pagrindinis studijų triukas? Fokusas. Aš vairuoju fokusą, tai manau jau užtenka. Kiek kavos išgeriu? Čia savaitgalį skaičiuoti? Ar tik darbo valandas? Jau per daug. Ar čia tik darbo valandas? Ar tik buvimo kolegijai? Gali viską sakyti. Man į savaitę reiktų vieno kavos pakelio. Jeigu Ui. namuose. Bet šiaip, manau, nesu kava, mane pamatysit, bet su energetiniu. Nesusmulkinam, nesmulkinam. Nu ir va, mūsų rėmėjai, nu ką. Taip, mūsų rėmėjai Red Bull, tai be jų niekaip. Ką be šansų. Geriausiai irgi draugai. Geriausi draugai. Taip. Na, o ką dažniausiai darai vietoj mokymosi? Miegu. Pasakyčiau dar kažką, bet negaliu. Miegas ir energetiniai. Ir aktyvus, kaip sakant, poilsis. Taip, aktyvus poilsis. Va. Taip. Toks. O interpretacijos paliekam jums. Čia kas kaip supranta. Nu, Ja. Okay. tvarkoj. Tai jeigu galėtum grįžti į pirmą kursą, ar ne, ir pasidalintume, pasikalbėti su savim. Tiesiog, ką pasakytum savo? Nebijot, daugiau klaust, nebijot prašyti pagalbos ir neprarast charizmos. Va, čia tai geras. Ja. Tik atei tiesiog į pirmą tą, žinai, toks sėdi toks. Jo, aš Nežinai, buvau kas labai čia tyli vyksta. ir labai gera mergaitė. O dabar kas? Tu jau Dabar nebesi. velnias. Dabar labai drąsi. Dabar jau drąsi mergaitė. Nu, tu supranti, čia kaip prezidentė, čia jau priklauso to Jau prasme. čia ateina su pareigom, žinai, tai tipo, Nu, faktas, jau ta čia prasme. privaloma. Bet šiaip, Jo. man atrodo, visi studentai išlipa iš savo tos komforto zonos. Nu, bet tai irgi, pas mus pernai atėjai atstovybė irgi buvo į tą pilką pelytę, o šiandien žiūrėk, vėdė laidą. Taip. Ta-ta-da. Kažkaip taip. Čia tokia dabar bus fanfaras. Ja, Ir tai vėl bus. Ne. ne. Okay. Okay. O jeigu rytoj turėtum pradėti studijas iš naujo, ką darytum kitaip? Nieko. Absoliučiai nieko. Nieko nedaryčiau kitaip. Nieko. Reiškia, įti dabar gerai. Jo, Ta prasme, dabar yra. nes- Žinai, realiai tu toks, kur jeigu pažiūrėjus, nu aš irgi toks kart savo šitą užduodu klausimą. Nu, paklausi, Ką keistum, taip pažiūrėjau. bet jeigu patinka dabar kokias būna emocijos ar kažkas, arba, nu, vat, kažkokie potyriai, kurias tu gali, vat, susidari, nu, tu automatiškai toks, reiškia, tie visi, kurie praėjai tuos pačius iššūkius ar kažką, nu, tai tie ir Buvo naudingi, susinuosi, jo. sudarė tą Nu, patį. tai jo, tai kad ir buvo tų visokių kritimų, suklupimų ir ten galvojimo, ką aš darau. Tai, bet jie nebūtų manęs atvedę iki šios dienos, tai čia toksai yra spyris užpakalį. Iš to mes mokomės. Iš to mokomės jo ir, nu, nieko nekeičiu. Man žiūri dabar gerai kaip yra.
Bet taip, va, Tokį va. viens kitą palaikam, va tokia. Čia va simbolizuojam Panevėžio kolegijos atstovybės, va. Vieningumą. Nu, Taip. nu kaip priklauso. Taip. Tarkoj. Tai jeigu judam toliau. Tai ir vat buvo, ir koks vat buvo tavo, o dieve, ką aš čia veikiu, momentas, buvo tas studijas jau. Čia paskaitose? Nu, Ar aplamai, tiesiog jo. kolegijos veiklose? Na, aplamai visur. Visam kolegijos gyvenime? O, dieve. Toks jau viską pasako, nieko gero. Nežinau, šiaip jeigu taip dabar reikėtų sugalvoti vieną kažkokią dalyką, to nesugalvočiau. Daug buvo tokių, kad tipo... Bet ne, šiaip žiauriai viskas, okei, yra žiauriai. Kol kas nebuvo tokių, kad norėtųsi gal į sieną padaužyti. Dėkojam Dievui. Tai jo. Dar laikomės. Dar laikomės, jo. Sakant, viens kitą turim, žinai, dėl to. Jo. Jeigu ką... Kitų galvos patranko. Gerai. Na gerai. Čia jeigu ką, jakojam. Dabar pašnekėkim apie atsiskaitimus, kaip ten sekasi. Koks buvo blogiausias tavo pasiteisinimas, kodėl nespėjai atlikti atsiskaitimų? Jo, buvo pirmas kursas, pirmas semestras ir buvo, žinau, puikiai atsimenu, kad buvo atsiskaitimas iš venų ir arterijų, man atrodo, ar iš raumenų. Dabar klausimas kyla. Nesvarbu. Ir aš tiesiog atvažiavau ne į pirmą paskaitą, o į antrą paskaitą ir čia nebuvo sugalvotas atmazas. Aš tiesiog laikiau vairavimo egzaminą, nes man reikėjo teisės persilaikyti. Bet nieko, dėstai, kadangi yra labai labai faini ir mes jas labai mylim, tai man leido parašyti, kai jau kursas buvo parašęs. Bet rimtai geras šių klausimas, kokiu, va, pažiūrėjau, kaip geriausia atmaską tą rasti. Arba, va, susigalvoji, žinai, va, pažiūrėjau, kaip buvo. Yra pavyzdžių oficialių, yra oficialių pavyzdžių, kai vidury tiesiog paskaitos žmogus pradeda knarkti, nes jam ant tiek yra išsekimo lygmuo, kad jis tiesiog užmiega ir tu žadink ir vis tiek miega. Na tai, Yra kodėl buvę. Yra buvę, jo. užmigau. Aš taip irgi vieną paskaitoje buvau, žos kaip pavargęs atrodo, blemą užmiegu. Ir toks, žinai, kur jau toks jauti vos ne kaip seilė, tiesiog tau varba. Kur toks man pažadino, aš jau toks, žinai, nu, o jūs sustojęs ir užkliu vos ne toks susibarstu. Tai praskai, irgi pažvengiam, bet geras. Tai man buvo čia po, man atrodo, po krikštynų gal. Pirmą kursį krikštynų. Ar po... Jo, man atrodo, kad po pirmą kursį krikštynų gaunu žinutę į Facebooką iš studento ir tiesiog nelabas, ne dar kažkas, o tiesiog vidosas, kai jo kursiokas snaudžia. Ir tas toksai, žinai, momentas, kai tu užmiegi ir taip... Jo. Taip klinkoja tada. Jo. Tai jo, toksai visai fainai, taip, okei, tai čia kaip atmazintis, tai net nežinau, toksai... Čia yra jau unikalumo lygmuo, žinai. Vyga, koks savo atmaskė buvo. Nu, nežinau, kol kas buvo tik vieną kartą ir tai aš tada tikrai variau pas dantistus, tai toks suprantama. Nu, širdus, čia žmogus, kur visą laiką atidirbinėja, visą laiką ir pavyzdingas irgi toks. Ane? Tik dabar... Ne. Gerai, tai jeigu dabar toliau tęsiant, tai vat, apie sąnarys, ar ne? Tai vat, ar vat, sąnarys tikrai padeda karjerai, ar vat, yra papildoma našta vat, gaunasi? Kalbant apie mano savanorystę ar bendrai, nes man savanorystė yra antras oro gurkšnis, tai man yra ten atsigavimas, aš ten... Tūšia. Toksai, toks atsiribojimas nuo tų visų problemų, gal sakyčiau, toks atsipalaidavimas. Ir jo, žiauriai gerą praktiką, žiauriai geras toksai realaus pavyzdžio pačiupinėjimas, nu taip, vis tiek, baigsi studijos, tai įsidirbti. Ir jeigu tai įsižalės, nu tai ką tu čia dar? O tai gerai, bet jei kas nežino, kur vat savanoriauja daugiau? Ir kaip atrodo tavo sąnarys vapšė? Aš savanoriauju Panevėžio greitojosios medicinos pagalbos stoty. Ir savanoriauju 3 metai. Jeigu kas nežinot. Kaip atrodo, kaip eilinė diena ofise. Na, bet vis tiek kiekviena diena yra skirtingas, supranti, ateini... Jo, bet čia jau nebe ofisas, tada prasme, tas nėra, kad jau vien. Ne, tiesiog ateini, persirengi ir lauki, kada garsiakalbis praneš, kuriai brigadai važiuoti. Toks vėl, toks bėgu. Ir aš bėgu. Jo, ką žinau, šį fainai.
Man Bet patinka. šiaip ir su kolegom susipažinai ir jau, kai įsidarbinsi, vis tiek bus lengviau. Jo, manau, tas toksai duoda tą tokį ryšį, tai tokia vieta tampa nesvetima, kad ateis ir nežinau, kur čia, kaip čia, o ką dabar daryti ir ką čia dabar sakyti, o kur čia tas yra. Tai tas toks susipažinimas iš anksto, kai tu nesi pilnai apkrautas viskuo, mokaisi, bet kartu dedi viską į bagažą savo ir tau tai, žiauriai didelę naudą. Manau, bet kokia savanorystė duoda kažkokį tokį pliusą. O gal buvo, pažiūrėjau, keiščiausia savanorystė? Ne, nėra buvo kokia. Nežinau. Arba kur irgi toks galvoj, ką aš čia veikiu. Gal tokių, ką aš veikiu, niekada nebuvo, nes man ten patinka, gal negražiai pasakysiu, bet aš ten kaifuoju. Tai man yra žiauriai ten gerai. Ne, čia pozityvus išsireiškimus, tai reiškia viskas čia gerai. Toksai nuodūšęs. Yeah. Tai, bet būna tokių, tikrai yra kartais sunku, nes tu viską jėmi per savo prizmę ir biškai yra sunku, ką gal kartais emociškai. Bet šiaip, kaip ir visur. Nes kai nesusidari, toks irgi galvoju paskui. Bet kai jau antrą kartą dar kažką jau... Jo, toksai, okei. Bet tikriausiai jau stora oda užaugo pas tave. Nekūdė. Tiek problemų, tiek visokiausių įvykių. Jo, visko pabiški. Tai va, juokas juokais, bet kodėl pasirinkai padėti kitiems vietoj to, kad daugiau pamiegotum ir pailsėtum ir taip jau įsipareigojimų daug turi? Nežinau, kaip išsireikšti tinkamai, kad mane suprastų, bet aš ten pailsiu. Aš ten atsigaunu emociškai, nes dažniausiai būnu pavargus emociškai. Tai man ten ta socialinė baterija užsikrauna, aš pasikraunu ir, miegas niekur nedings, aš tiek grįšiu miegot namo. Tai toksai, Tai žodžiu, kaip suprantu, jau tikrai jautiesi savo sferoje. Jo. Bet yra jo, tai tikiu kaip vietų, nežinai, pavyzdžiui, man sportas, daleiskim, jau kai galva atrodo kvadratinė, jautiesi dar kažkas. Tiesiog naini išsikrauni. Nes, pavyzdžiui, toks ateintus bėga, prakti dar kažką. Tai va, man irgi sportas labai padeda. Jau toks, žinai, širdelės plakimo toks įpo, toks galvoj, sėdi kaip zombis ar kažką, bet paskui toks išeini, toks geras, taip pažiūri, tai faina, tai plaukia, gražu. Blaiva galva tokia. Jo, realiai, ta prasme. Ypač šią savaitę, kaip gražu buvo. Saulutė, pavasarėlis. Šią savaitę, jo. Bet buvo gražių tikrai, ta prasme. Savaitgalis buvo ausum. Jo, liūdna, dabar lietus lyja. Bet žiūrėk, kaip sakant, vėl po kiekvieno lietaus vis laiką išlenda saulė, žinai? Taip. Tai bus gražus pavasaris gal, dar labiau. Jau dabar pavasaris. Gerai. Matys, kad jau dabar Gražios Velykos. Jau galva nebeveikia, jau viskas. Okay. Tai gerai. Aš tokia biškiu pretinginesnė, ne? Tai klausimą tokia gal labiau. Tai žinai, tai ką daryti, jeigu nori būti aktyvus, bet tingi ir kai studentai kaip gali įsitraukti į atstovybės veiklą. Aš irgi kartais tingiu. Bet įsitraukti į veiklą, bet ne per daugiausiai darant. Jo, nes kaip natūra. Tokia biškiu plagą dabar padarysim, bet... Ką daryti, jeigu nori, bet tingi? Tai jeigu tingi nedaryk, nes padarysi šudinai. Jo, bet realiai klausimas, tada... Tikrai iš tiesų nori. Bet šiaip, jeigu tu tikrai nori, tu rasi, žinai, tos vidinės tokio, reikia. Davai reikia. O jeigu tu darysi ir toksai, tai nepadarysi. Bet jeigu yra studentų, kurie norėtų prisijungti ir bent jau šiek tiek prisidėti, gal turi šiek tiek laisvo laiko, turim ir dekoracijų reikia paruošti kartais renginiams. Tokių, jeigu tai šiaip studentas norėtų, jeigu studentas norėtų pasibandyti, o ką ta atstovybė ten veikia, nes, galbūt dauguma nemato, ką mes veikiam, tiesiog įmetam kelius postus ir galvoja, kad mes nieko neveikiam. Ir renginys jau atsiranda. Bet mes dedam beprotiškai daug darbo, beprotiškai reikia daug laiko, nervų, galimybių nuvažiuoti, susitarti, susidėlioti, tas pačias dekoracijos, idėjos.
Tai To nematomo tokio. nematomo darbo, jo, labai daug nematomo darbo, nes visi mato tiesiog paskutinį tą baigiamą rezultatą, kuris kartais ne visą laiką būna labai vykęs, nes mes patys mokomės, bet su kiekvienu renginiu vis tobulėjam ir tas labai džiugina. Tai visada galite parašyti studento atstovybę į banko suteiktą gmailą, parašyti man asmeniškai, šiaip susitarti, taip, bandyti, pasižiūrėti, nes būna ir reikia tų savanorių ir varžyboms, ir šiaip renginiams, tai, mielai laukiam, tikrai rankos pagelbėtų. Ir vien tas idėjų generavimas, kiek mums užtrunka laiko, tai jeigu kažkas norėtų parašyti idėjų, ko jie tikisi iš mūsų. Esate kūrybingi. Ar renginių kokių norit, tikrai galit. Drąsiai, tikrai drąsiai. O jeigu esate įmonės arba kažkokios veiklos ir norit prisidėti arba pasiviešinti save, mes pilnai ir priemam tas dovanėlės, kur paskui, aišku, ne savo pasiemam, o atiduodam, ką labiau, ką stengiamės vis tiek. Taip. Viską realiai, ta prasme. Jo. Jeigu šiaip domintų, tai visą laiką galit kreiptis. Visada. Na ir paskutinis toks ilgesnis klausimukas, tai ar kažkada buvo situacija, kai tau teko rinktis tarp skirtingų įsipareigojimų ir galvojai, va dabar tai šakės. Tik dabar gerai pamatyti, dabar kurį galiu sakyti. Ne, kai reikėjo rinkti tarp įsipareigojimų, net nežinau, ar buvo labai kažkada toksai didelis šūdas. Bet tarp atsiskaitimo ir sergančių vaikų teko rinktis, kaip po to eini vargsti tariesi, kada čia gali atsiskaityti ir įsitaisyti skolas. Tai jo, tas truputėlį yra. O daugiau net pasakyčiau, kad labai buvo didelis kažkoksai draskimasis tarp pasirinkimų. Ne, kol kas. Bet čia jau kitas lygis, aš sakyčiau, kai jau yra kaip tėvystė ir jau atsiskaitimas, tada automatiškai, prasme, toks visą laiką dėsi pirmą šeimą. Kas atrodo suvokiama. Jo. Dėl to aš tikrųjų džiaugiu, kad ne tik mes kaip studentai suvokiam, bet suvokia ir dėstytojai, ir kolegijos darbuotojai, ir parašys, kad net varysiu į posėdį, nes, vaikas serga. Tai jokių problemų, nesidaro kažkokio tipo, tenais, oi dabar čia viskas, man bus nes net važiavau, žinai. Ne, toksai. Čia savaime suprantam. Ja. O šiaip, remdam klausimus toks, patys tavo vaikai, pažiūrėjau, domisi, kur sako, mam, ką tu čia mokais, tipo, kas šiaip ir... Šiaip gali labai pasididžiuoti savo mažąją 8-metę. Nes jinai puikiai moka kalbus, žino jų vietas ir viską, ir važiavo kartu su manim ir į Kauną į muziejus anatomijos, tai jai žiauriai patiko, jinai pas mane ir į pastas ateina kartais, ir jo, toksai dar nebuvo, kad ką tu čia darai, bet mokėsi kartu su manim, kai reikėjo atsiskaityti. Tai labai šaunu, turėsim dar vieną daktarytę. Ir toks realiai pasididžiavimas, žinai, toks, kaip matai, kad susidomėjimas, tas paskui šiandien daug kas sako, šiandien vaikams niekas neįdomu, niekas nepatinka ir panašiai. Čia labai priklauso, ką tu duodi tam vaikui pasibandyti, nes, jeigu kiekvieną dieną sėdi tik prie telefono, tai aišku, kad jis nieko nenorės, tik duok man targelį. Bet jeigu tu duodi, paskatini, parodai, tai kodėlgi ne? Vis tiek atranda tą veiklą, tą dominčią veiklą. Nuo savo pavyzdžių vis tiek pradedi, sakant, tu esi pavyzdys. Ja. Manau, galim judėti prie trumpesnių klausimuko. Tai dabar bus... Kiek čia dar? Davai, važiuojam. Tai dabar bus mitų griovimo klausimai. Okay. Ir pirmasis... Jau gerai nuskambėjo įdomiai, toks. Ir pirmasis yra, ar tikrai produktyviausi žmonės keliasi 5 ryto? Gyvenime nesu kėlęs 5 ryto. Wow. Anksčiausiai, kada keliuosi, yra be 17. O. Anksčiau be 17 aš nesikeliu. Jo, realiai. Taip. Pagal kaip tu susidėlioji darbus, viską, tai nėra privaloma. Neskaitant to, jeigu yra išvykos su kolegija, ten tarkim į projektai kažkokie, ar ten reikia važiuoti į kitą miestą ir jau ten būtų anksti ryte, tai jo, tada keliesi, nes, reikalas. Tipo. Čia kaip tarp studentų tarpe galim labiau paklausti, argi
keliesi 5 ryto, ar dar tik tai snaini 5 ryto, mėgoti, žinai. Jau tada geriau neikit 5 rytą mėgoti, jo. Jo, iš patirties. Jo. Tik žinai, kur pažiūri palangą, lemba, jau šviesi, toks. Ait mėgoti ar ne? Ait. Toks. Energetinis ir paskaitas. Eik, aš būdavau kažkada savižudis, tai kažkada jas pabandys kartą nemėgojus, bet be jokio tada to kafeino. Tu viskas su galva. Oi. Toks šiandien, toks taip. Kas tu negerai? Bet, nes buvo tada, tai arba su sporto, kai tada būdam išvykas kokias ir klaimo, anksčiau būdavo tą pasibuvimai, ta prasme, kokiai sadybai, žinai, sportininkai, gaunam nemėgojimą, visą hebrą, ta prasme, vietai, nu tai ką, bet tas blogiausias, jeigu visą naktį nemėgi, atrodo, pabandykite, tai tik kažkokią, bent žinai, sako, va, bent valandą pamėgosi, neikit mėgoti, kaip zombė. Dar blogiau bus. Toks, niekad. O bet šiaip esu girdėjus, kad žalioji arbata dar irgi energijos prideda. Esat bandę kažkada ar ne? Jo, nes realiai aš kavos negeriu, tai aš pagrindę tik tai žalę. Nežinau, O suteikia tau energijos? Aš išgeriu energetinės karbonkę einu mėgoti, tai aš abejoju, kad man arbata padės. Nu juoda, nu ta prasme juoda arbata, tai žinai, toks tipo. Juoda, ne žalia? Nu žalia, toks tipo, jeigu... Gerai. Žodžiu, nieko nesuprantam. Nu, ką žinau, man bent jau ta žalia arbata, toks tipo, žinai, ramesnė, kai dar nėra toks reikia tiek jėgų, bet juoda toks jau paskui, tada jau gerai reikia tokio spyrę gal. Arba kad to aistas truputį prasipinė. Nu gal ir aš maišaus, nežinau. Nežinau. Gal aš tiesiog kaip atėjus. Šiandien žaras. Atvirkštukas. Sako, žmonės irgi man yra pasakę, žalis spalva ramina. Tai žinai, sako, gal... Žalios nemėgstu, tai nežinau, ramina. Aš eksperimentuoju. Pažiūrėsiu gal ir. Mytų grevėjas. Nu va, mytų grevėjas. Nu tai pirmą mytą sugriovėm. Produktyviausi žmonės nesikelia 5. Aš abejoju tom. Nu, bet visur yra išimčių. Ne, tai jo, kiekvienas renkasi savo. Nu, taip, Žinom. vainat. Kelkis, jeigu nori. Ne visų kūnai taip pat Aš veikia. bandžiu. 9, nu, papažiūrėjau, kad jeigu iki 9 dar kažką aš normaliai nepradedu tada tenais daryti darbus arba kažkur daugiau judėti dar kažką, nu, man taip neša prie laus, nežinau. Tas nuovargis. Aš šiandien atsikėliu be 10 ir man šiandien gerai. Yep. Jo. Sveikinu. Ačiū. Gerai, tai kits klausimėlis toks. Ar įmanoma išlaikyti balansą be panikos? Ne. Toks panikuoja, galva viską. Ne, kad rautų tiek baisiai gal ne, bet būna... Ką čia dabar darom? O kaip vat pati su panika tavo atsistarkai? Kokie tavo būtų tas sprendimo būdas? Ar tiesiog toks tipo... Nesakysim. Tik žinai, kur panika paleidžia, nu toks tipo momentas praeina, gerai, panikuojam dabar, nu, ką reikia lipti iš duobės. Tada tipo bandai. Ar kaip? Ar į sporto salę į bokso kriaušę patrankyti? Ne. Aš garsiai nesakysiu. Nu, Gerai. Tai yra nežinau. gerai. Neetiška. Kaip tu, pavyzdžiui, vyka? Aš kaip susitvarkau su balansu, tai nežinau, tiesiog lakstau, bėgu visur, kur tik įmanoma. Naktim atsigaunu. Daugiau viskas. Toks tipo, with the flow, tai žinai, toks keliauja, gerai. Žinai, naktim biškai išsiverkinu ir po to vėl iš naujo. Okay. Gerai, man patinka, kai mes per pozityvumą toks tipo perinam, toks, ai, klausyk, nu kur tu čia primiegosi, nu kiek tu čia prisilsėsi, tą sako. Pataupyk, Varom, patausok. Oi, jo, okei, važiuojam. Gerai, Toliau. mitas dar vienas sugriautas. No. 3 mitas. Ar tikrai sesijos metu, kai egzaminai, geriausia mokytis naktį? O kada daugiau? O kada daugiau? Aš nežinai, toks nėra, kad toks gal geriausias, bet tu tiesiog būni kartais priverstas, toks jau. Čia jau tiesiog tavo. Čia kai čia yra studento pareiga mokytis naktį prieš egzus ir tipo sekančią dieną egzas ir tu šiandien kali informaciją. Ir Čia buvo, nežinau.
aš su kuo pakalbu, čia toksai atrodo kiekvienam, atrodo, kad įduota, kai tu pasirašinėjai sutartį su kolegija stojant, ten yra kažkur punktas paslėptas mažom raidelėm, taip, žinai. Bet neprikolas, kai aš rašinėjau tą sutartį, man kažkas iš dėstytojų ar darbuotojų sako, na tai pasiruošk jau bomžpakiam ir energetiniam. Aš tokia, oi. Ok, ačiū. Gerai, šitą nesusilaukys. Tai dar pas mamą gyveni, kokį nori. Tu Daug mamą pinigų. kotletukų iškep. Ne, aš gaminu. Wow. Ir ateisiu pavalgyti. Ateisim. Aš mėsaėdis, man laiko vilk tiesiog būna žmonės. Aišku, gerai. Arba pasakai, nežinau. Tai gerai, šitas mitas jau nesugriautas. Visi mokosi naktim, visi studentai. Bet čia negalim dabar vėl sakyti, tada vėl komentarai. Kas visi? Aš tu žinok prieš savaitę, aš jau Ne, tai yra tų tokių, kurie jau ten atsidavė krauju ir sielą tenais tam studijom ir ten kala mėnesis prieš ir viską. Ir sveikintina, kad, nu, tipo, viskas okei, bet, nu, ne. Dabar nepasirodom, bet šitokie, žinai, toks, kur paskutinį viską minutį. Man taip gaunas. Man tiesiog taip gaunas. Nes darbai tada tiesiog susiję. Taip gaunasi. Nu, nes mes viską bandom suderinti. Nu, taip. žinai, realiai kaip būna, kad toks atrodo, gerai, aš turiu dar laiko, tada pažiūriu, Biški vėliau. tada, jo, Rytoj. toks, toks, gerai, Aš padarysiu pavalduoju, jo, rytoj. toks dar kažką, pažiūri, kažkam dar kažko reikia, dar kažkas, aha, gerai, pažiūri, toks, blemba, hebra, nebeturim laiko, toks, tipo. Ir tada supranti, kad tą valandą, kai nukėliai, galėjai panaudoti, nes dabar jau kažkam reikia tavęs. Jo, ir tu nieko neveikai per tą laiką svarbiausiai. Man dabar būna tas momentas, aš žinai, kad atrodo, kartais aš bijau nueit, pažiūrėjau, tą power napą, kaip padaryta, ne? Toks, kad, nu, kur sako, nes aš jeigu užmiega, aš bijau, man jeigu aš nebeveikia man tas žadintuvus, tiesiog užnulūžti Aš irgi rimaldom. sakau, pažadinkit, tipo, mane už valandos einu pasnausiu. Nes, nu, tipo, žiauriai, Nu, taip, nu, nu. toks lietus lyja, nu ką veikt, nu, tipo, už valandą. Atsikeli 7 vakare, nesupranti, kurią jūs atveju rendiesi, kas čia vyksta, galvos skūda. Bet tada vėl naktį, vėl ne, nebemiega, aš vis vėl tiek toks einu miegot. pasimuš. Ai, tu neužmiegi? Man toliau miegot. Vai, aš nesugebėčiau. Blemba. Ne, va, man aš ten irgi aš kažkaip- galiu mėgauti, man ten. Tu pelėdžiauks tada. Jo, gaunasi, aš taip miegą sakyt. mėgstu. Miegas mėgsta mane ir mes gražiai draugaujam. Mūsų santykiai yra geri. Ačiū, kad paklausėt. Nu, va, Taip. tvarkoj. Nu, Gerai, tada einu prie kitą mytą. na, Mhm. Tai ar studentai, kurie dirba, tikrai prašiau mokosi? ne. Ne. Bent jau pas mane kursą, tai ne. Iš savo kursioko irgi pasakyčiau, kad ne. Gal toks iš kitos pusės, gal toks labiau esi sustiguotas arba, nu, toks, žinai, jeigu jau dirba dar kažkas, nu, jeigu jau pasiryšti, tada leiskim, kad tu jau tą darai. Na, nu, tai tu vis tiek stodama žinai, kad tu dirbsi ir, nu, tu pasirenki, ar tu pajėgsi, ar ne, nu, tipo. Čia irgi vis tiek priklauso nuo kiekvieno. Jo, žmogaus asmenis. Pavyzdžiui, pas mane kursą, ne, pas mus tikrai labai gerai besimokančių pilna ir jie dirba ir viską suspėja, bet turi savo tą 3 veiklą, neskaitant darbo studijų ir ten gal ir 4 ir 5. Tai visiškai jie nėra kitokie, negu mes ten sėdintis paskaitose ir kalantis viską. Jie lygiai taip pat eina koja kojan. Ir žiauriai džiaugiuosi už savo kursą. Šaunuoliai. Linkėjimai. Nu, kaip tu, pavyzdžiui, pas tave? Kaip daugiau? Pas mane, Ar kaip papažiūrėjau tau? man pačiai asmeniškai, gal čiučiut nukrito vidurkis, bet aš manau, ten buvo dėl antrosios užsienio kalbos, nes aš jos nemoku. O šiaip ne, viskas irgi gerai, pažymiai vos ne tokia pat. Dirbu ir kažkaip tai spėjau mokytis. Judi, kaip sakant, žinai, tai privers, Nu, tai tu irgi dirbi, na. Tai irgi dirbi mokys, nu, tai tas pats. Būna, kartais jau atrodo, toks, žinai, kur irgi, vat, sakau, atidėlioji, tada toks, matai, jau darbas, toks, žinai, dar kažką, toks, vat, yra, pažiūrėjau, koks, nu, projektinis darbas, skaba, tai, žinai, gerai jau padarai kažką, tada toks pažiūri, lemą galėjau daugiau padaryti dar kažkas, yra toks vėl. Na, bet. Na, tai, gerai. Stengiamės kaip nors. Gerai, mitus sugriovėm arba įrodėm. Tai Čia kaip kam pasirinkti jau Suprat. Jo. Tai dabar judėsim prie labai greitų klausimų. Blitz klausimai.
Nespėsiu, aš skaityti greičiu. Na. Nu ir pradėk, Martynai. Gerai. Kava ar energetika? Energetinis. Nebemokšnė, žodžiu, jo, supratai mane. Va, matot, kai praleidži tiek laiko, jau tiesiog pradedi tiesiog tave žinoti, ką Jo. nori pasakyti. Energetinis. Gerai, antrasis. Paskaitos ryte ar vakare? Vakare. Greičio viršymas ar vėliavimas į paskaitą? Vėlavimas. Greičio viršymas. Nebemok. Kurioje srityje niekada nesavanoriautum? Vo. Čia, tu žinok, aš ir net irgi pasiklūpčiau tokią. Daug pasirinkimą. Tarp ko rinktis? Ko šaudai galvą? Nežinau. Buhalterija, verslo sritis kokia, kur dar galima savanoriauti, socialinis darbas, turizmas. Daug yra sričių. Aš tai galvoju, kad anksčiau norėjau bankę. Su bankininku kažką nuveikti. Toks pažiūrėt, kaip jie ten Šiaip gyvena. daug kur priima. Šiaip, nežinau, aš pavyzdžiui esu pasibaigus kursus duomenų analitiko, man jis daugiau ten nesiūskite. Toks tipo, pamačiau, ačiū, visą Nebenoriu. gero, toks jo. Jo, tai gal kažkas su tuo, ne man, ne. Ne, Mes priešingybės. okei. Ne, man tai toks atrodo, bent jau aš kiek susiduriu su savanorystėm, nu toks, ką, labiau greičiau tiesiog žiūri tavo charakterį. tą patį. Žinai, toks, jeigu parodai, kad tu arba motyvuotas, arba tau įdomu, dar kažkas, kad arba, pažiūrėjau, tu visiškai žalis, Amba yra, ta prasme, tą surizikuoja žmonės ir tiesiog, tavai pabandyk. Ne, tai pabandyk drąsiai, tai išbandykit visas vietas, kur siūlo ir čia bus pagirimas, toksai pliusas, karmos taškai, bet, aš nežinau, aš negalėčiau sėdėti prie kompo ir žiūrėti skaičiukus, ne man. Aš neįsėdėčiau, tiesiog neįsėdėčiau prie kompo. Taip. Man netinka. Dėl to ir greito reagavimo tam. Greito reagavimo. Reikia veiksmo, išeina žmonės, man reikia, kur toks kraujas. Aš noriu veiksmo. Aš tai iš vis 12 klasėje dar tiksliai nebuvau apsisprendus, kur stosiu. Tai sugalvojau, kad reikia atlikti jaunimo savanorišką tarnybą. Ir 6 mėnesius savanoriavau turizmo srity. Bravo. Gerai, aš šito irgi nežinau, toks naujų dalykų tą sužinai. Aš šiaip realiai, kaip pati su tą sužinojai, tą nusprendė apie pačią, kaip pasirinkai savo studijų kryptį. Kaip studijuoti nusprendžiau? Ne, savo dalyką, paprasčiausiai. Tipo, kodėl būtent čia, o ne ten? Kodėl būtent skubė, o ne ten tipo verslą? Nežinau. Dėl ko, pažiūrėjau, tarp kokių, rinkais, ar buvo tiesiog... Ne, čia buvo vienintelis dalykas, ko aš noriu. Duokit man čia ir dabar. Ne, matai, aš jau... Toks kraujas bėga, bliau. Aš jau mokiaus paramedikus, aš mokiaus Kaune, Karaliaus Mindaugo profesiniai. Ir bet man reikia aukščiau, su profkės, ką tu padarysi, žinai, reikia bakalauro, o tada jo ir žiūrėt, nes kad mediciną, tai žinojau, jau nežinau, nuo 10 gal metų, nuo kada ten prataut pradeda vaikai. Tiesiog, žinau visada, kad noriu medicinos, tai gal nežinojau kur. Nes labai daug platus pasirinkimas yra tikrai, Ir, nežinau, tiesiog laikui einant, nes dirbau ir klinikose tuo metu ir viską, ir, pamačiau, kad aš noriu to. Aš noriu. Man patinka, nes man gal tas užstrigo, kad nėra tos pačios monotonijos. Kad ir ta pati būklė, tu nuvažiuoji, atrodo, į tokį patį kvietimą, kur važiavau ką tik, bet visiškai skirtingai. Tiesiog tu save išbandai ir mokais iš kiekvieno. Tai žiauriai fainai. Biškai mes čia gal užsivėlėm su savo tą bliucą, ne? Jo, labai ilgai tas bliucą. Bet gerai, bet reikia tada kažkas bent jau gaunasi, kažkas. Ai, Greta, biškai mažiau judesių. Ai, sėdės. Labai girdis per mikrofoną. Gerai, tylėsiu. Ne, netylėk. Gerai, tada aš pusę, man atrodo, pratrankiu tada. Kitas blic. Kurioje srityje niekad nesavanoriautum? Tai jau klausiu. Eik, tu peklu. Aš jau pasijungiu į tą pačią pokalbį, aš jau tiesiog tebesiu, kaip atrodo. Gerai, mėgs ar diplomas? Toks vam iš karto. Galima abu? Nežinau.
Kaip galim, negalim. Gal galim. Biškai Aišku. prieš diplomą pamėgot. Tik kaip, kad nebūtum kaip lavonų, žinai. Na, jo, Toksai, jo, taip biškai pasnausi papietuką. Nežinau. Na gerai, jo Nu būtų. gerai, bet na, jeigu pasirinkti vieną, kurį rinkėjai? Kraštutinių situacijų biškai reikia duoti. Spaudimą. Nu tai diplomas. Nu jo. Tiks rimtai, ką galvoji, iš tų mėgą pasakysi? Nu, ką tu dabar svaigsti? Įdomu šiaip, kas labiau vat pasirinktų. Tai taip. Studentai studijuoja dėl diplomo. Tai ko tu tikiesi atsakymas? Jo, realiai Tai toks tipas, pablemba. žinai. Paklausk žmogaus gatvėje. Tai manau atsakys, tuok man pamėgot. Ko tu nori iš Ko tu papšė? nori? Jo. Kas ten žino? Gerai. Kitas. Dėstytojas vėluoja 15 minučių. Lieki ar išeini? Va, šits geras. Nu, Jeigu nepraneši ir šiaip iš lempos vėluoja, tai aš irgi tada jau nebeinu. Man tada nebėra. pas mane kursiokai ir pasišventi. Vis tiek laukiam. Valandą. Ne, jau tiek tai jau nebelaukiam. Nu tai va, nu. Arba tiesiog, kad neateina, nes tiesiog kas pamiršo ateiti, arba tiesiog pamiršo, kad vyksta paskaitai. Visiems pasitaiko. Nežinau. Ne, nu žiūrint, kiek vėluoja ir jeigu žinom, kad vėluos, tai jo, tai palaukiam, taip, žinai, faktas, ta tipo, prasme. bet jeigu šiaip iš lempos, nu žiūrint dar palei nuotaiką. Gerai, kitas. Kiek kartų per semestrą galvojai, gal visgi pasimsiu akademinės atostogas? Aš jau buvau akademinis, kas nežino. Aš metus laiko turėjau akademinės atostogas ir šiemet turėjau pabaigti savo studijas, bet kadangi turėjau metus laiko pauzės, akademinės atostogas, tai nusikėlė man metai. O šito tai nežinojau. Jo. Aš jau turėjau Aš akademinės. sakau, mes šiandien, ta prasme, vienas apie kitą, toks atrodo. Jo, nežinau, turėjau. Bet tokie kitas, va, klausim, pažiūrėjau, nėra, kad daleiskim tas spaudimas, kad toks, ai, va, akademinis dar kažką pasiėmė, nes pas kitur yra toks dalykas, kad tai ką, tu nebegali pabaigti dar kažkas? Ai, ne. Nes nu reikia savęs nepamiršti, jeigu tu matai, kad tau šikna, tai tu geriau pasimk akademinės, biški susidėliok su savimi, susidirbk ir tu tęsk. Bet čia ir tas labiau, kad iš vyresnio amžiaus, bent jau kiek esi susidūręs, arba, nu, pavyzdžiui. Gali būti. Nes šiaip šiuolaikinis jaunimas taip nesakytų. Na, Šiandien toks, man čia studijuojat, klausyk, ką aš čia jau nemoku, nu, tarkoj. Gerai. Kiek kartų esi palikusi atsiskaitimus paskutiniai nakčiai? visada. Dažniausiai visada. Na, taip gaunasi man. Man tiesiog taip gaunasi. Aš galiu pagalvoti savaitę prieš, kad man reiks padaryti. Aš galiu kiekvieną dieną savo primint. Bet padarau dažniausiai dieną, 2 dienas likusias iki jau raudonos. Nu, bet čia, linijos. žinai, nebūna, kur toks jau gerai, turiu valandą. Buvo, tikrai buvo, nu buvo. Ne? Buvo. Kam nepastaiko? Nu jo, realiai. Yra Tai va, buvę. kam nepastaiko? Nu, nesakau, kad kiekvieną kartą, bet, nu, ir pasitaiko, yra. Liurkų faktas. Jo. Jei turėtum papildomą valandą per dieną, ką su ją darytum? Miegočiau. Realiai. Obvious dalykas, aktyva. Tiesiog, nu, aš mėgstu miegą. Ką tu O ko ne? veiktum? Aš nežinau, gal draugam paskirčiau bent jau 1 valandėlę. Tipo kaip, čia, va, prašau, duodu biškį laiką. Sušelpsiu, žinau. Nes jau niekur nebespėjau. Nu, ką tu veiktum? Aš ką veiksiu? Blama. Mes tai Aš- darytum aš- kiešarą ir sėdėtum prie kompo, ne? Žinok, senokai besėdėjau prie kompo, pažiūrėk, kokį žaidimą, kad žaidžiu. Nu, kokį lolą. Counter-Strike. Nu, Va, ir tai būtų bairis, tai susigrįžti. varom pabudžiai. Padarom turnyrą kolegijoje. Jo, va. Šiaip, atrašykite į komentarus, jeigu yra. norėtumėt kokio CSG. Nes aš esu gavęs, ta prasme, tokių pamąstymų, kad norėtų visai žmonės. Jo, okei. Tai Galim va, kažką pagalvoti, jeigu būtų norinčių. Tai labai fainai, jeigu yra. Man klausimas, aš net nežinau, ar aš pastebėčiau, žinai, man paskui gautųsi, jeigu papildomą valandą turėčiau, nu toks tipo, prisitaikystum tiesiog ir toks, Naturaliai. jo, ir toks, Ir žiūrėk, atsirastų dar daugiau jo, darbų. nu, toks tipo galvoju, tai va, dar valandėlę turi, nu toks tipo, Tai padaryk dar ir šitą. Na. nu. Jo. Next Bet- klausimas. nu, Gerai. Ir paskutinis dalykas, kurį googlinai studijuodama. Galiu pažiūrėti. Būtent studijom ar tiesiog dabar paskutinė Google'as?
Nu, vis tiek buvai paskaitose, tai manau tas pats. Nebuvau. Ai, ne? Ok. Istorija. Žiūrim istoriją. Tai šitą nesakyt. Tai va, toks jau prasideda, toks... Šiaip ką, googlinau, kas susijęs su studijom. Mhm. Realiai man meta vasarinės padangos, autodalis, Bravo apdovanojimai 2025, Red Bull Ibiza Royal iššūkis. Kas čia dar? Exotica.lt, čia autodalis, jeigu ką. Nu, Telija. neišsigalvokim. Tada yra makiažo stalas, GO3, Tamo, Eduka, Intero Gym, kliento kortelė. Nu, tai žodžiu, svarbiausia dabar mašina, renginiai. Jo. Čia jau pasirodo toks atsidavimas, ką klausykit, čia jau galim pagirti. Jo. Gerai, o dabar turim tau žaidimuką, O Dieve. apie kurį tu nieko nežinai. Tai aš tau Jau šiaip geras. pasakysiu po vieną faktą apie kažkurį kolegijos narį. Ar faktą, ar ten kokį įvykį, Aš rasiu pažįstą žmogų. Taip, iš studentų atstovybės. Ai, nu, okei, bandom. Ir Pažiūrėsim. turėsiu pasakyti, apie ką Ar tas pažįstu faktas. savo draugus, Kolegas. kolegas. Toks paskui sakys, tu rimtai, nepameni, kas tu Ne, yra. aš, okei, bandom. Gerai, pirmasis. Kuris atstovybės narys įstrigo siaubo parke? Įstrigo. Mhm. Rupertas. Taip, teisingai. Atsimenu. Kyvau įsiveržę ant kaklo. Vaiks. Gal ir nereikėjo detalių. Tai gerai, o kas tu? Žino, ką Unikalu. slepia. Toliau. Gerai, kuris atstovybės narys niekada neišeina iš namų be savo tašytės? Nėdas. Ir dar keptos duonos turi. Būdavo. Bet žmogus, va, iš karto pasirūpina Pasirūpina, viskuo. nu. Taip, nes nežino, kada lūs gaus, kad iškart būtų užkandas. Arba nežino, kada namo grįž. Bet čia jau irgi pagirimas, čia 2 žingsniai, kaip sakant, į priekį. Na. Kad mes tokie būtume. Gerai, kuris atstovybės narys visada miega, kai važiuojam į renginius? Laurinas. Mhm. Laurinas. Toks jau subejotinai, paliam. Nes gal renkaus tarp dviejų, bet Laurinas visada miega. Nes realiai visose Visur, fotkėse jo, iš jo. renginių. Žmogus pavargs nuo dūšės irgi atidirba. Taip. Irgi reikia Kelias palisėti. į politiką sunkus. Gerai, kuris atstovybės narys visada ten, kur maistas? Aš. Antras šansas. Lema, čia visi. Ne, Vienas yra, kur Kartotis negali, ne? Nu, ne. negali. Okay. Kur maistas? Mhm. Ambalus. Dovydas. Ne. Kas, tu? Ne. Tu čia typa? Ne. O tai kas dar? Klaudijus? Ne. Armins. Tai jeigu su maisto dėžutėm. tai gerai, jisai valgo, jisai palį laiką valgo sportsmenus, tai gerai, bet jis ne visą laiką prie maisto sėdi. Bet su jo pamatys. Okay. Bet jis draugiškas, pasidalina. Taip, duoda kamorkytę. Labai fainai, kai Saldainių ateina puikiai su pasiūlo, sausainukais. Jo. Okay. Gerai, kuris atstovybės narys visada maišo dienas? Ir man atrodo, šitą iš nežinau. Pamiršai. Galimai, man atrodo. Tik gal aš pats pliamba būsi, ne? Nežinau. Modesta kokią? Ne. Kas? Bet dažniausiai į mūsų susirinkimus irgi neteina, nes sumaišė dieną. Ne, vis tiek neklikina. Nežinau, ne. Klaudijus. Jis nesumaišo, jis tiesiog pamiršta. Sakėgi žmogus. Na gerai, nebūnė. Gerai. Kuris atstovybės narys kalba 24/7? O Dieve. Čia pasirinkimai toks tipo. Čia pasirinkimai tokie masiniai, ne konkrečiai, čia visi kalba, daugiausiai kas čiulba, ką žinau, Modesta.
Aš, tu, Martynas, Dovydas. Ką, žena? Mūsų prezidentė. Yeah. Nu, kaip ir priklauso, turi Nu, diriguoti na. paradai, na. Jo, ypač 4 ryto žinutės paimė. Toks kūrybinis procesas Taip, pasijungia. nu. Gretai tiesiog trūksta bendravimo, nu. Ja. Ir gerai, paskutinis, kuris atstovybės narys visada su kavos puodeliu rankose. Toks lengvesnis. Nežinau, Modesta? Taip. Modesta. Nes prie kavos dirba. Bet labai retai vaikščiu su kavos padėliu ranką. Nu, bet čia turėjau omeny, kad Nu, taip, dirba okei. ištisai. Okay. Gerai. O dabar motyvaciniai klausimukai, užsidarimai mūsų. Jo. Manau, visai geras blinas šiandien gavosi, ne? Nu, dar nevalgom, dar pakebiš. Jo, gerai. Tai jei rytoj turėtum pradėti studijas iš naujo, ką darytum kitaip? Tai jau klausai mane šitą. Pau. Jo, tu man šitą Ai, klausai. jo, pau, klausiu. Klausai. Ne, pasikartojančiai klausimai. Galimai. Nu, Bet dar. žodžiu, nieko nekeistum, viskas liuks. Jo, man viskas. Na ir koks yra vienas dalykas, kurį norėtum, kad visi studentai ar šiaip žmonės žinotų apie savanorystę? Ir ką galėtum patart? Tokie išdūšęs dabar, tokie, žinai, reklamai. Tipo visiems dėl savanorystės, kas norėtų, tipo dėl, nu, žodžiu, kai supratau klausimą, nebijot pabandyti ir pasimatuot. Nu, tipo, nieks to per galvą neduos, nu, tipo, tiesiai šviesiai kalbant, nuvaryti ir pabandyti. Nepatiks gali išeiti. Nu, tipo. Kaip ir mes dabar bandom. O motyvacinė žinutė studentui? Negerkit energetinį kenkia širdžiai. Nežinau, nu. Iš daktarės. Taip. Pa, kaip kolegijos šūkis gali panaudoti. Nebūk lauras, būk bakalauras. Va. Taip. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų Šiandien kartų. baigiam. Šią gaidą linksma. Dėkui visiems, kas žiūrėsit, kas klausysit. Ir, Užduokit klausimus. Ir Taip. pasijuokit su mumis. Yeah. ir tikimės, kad liksit ir kitose kliurkose, bandymuose. Gerai, viskas. Iki. Čiau, čiau. Čiau. Klapt.